Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų, kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, Laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėti, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras. Jūs savo šuniui užminę ant letenytės ir dabar bandantis iš viso jėgų paaiškinti, kad netyčia, žinai, tą tokį, kur šuo, tokį, kur kiukteli šuo ir tu tavo vaikas ant orkaitės tuo metu guli, bet tu šuniui paėmęs už letinos bučio ir sakai, aš tikrai... Polieta, tai nesiskampė paslėpęs bandyk, aš tavęs gyvenime, aš ne, tikrai. Ir šuo dabar susigūžęs, ausis nuleidęs ir tu su skanėstais ateini ir... Skaniukų apsikabinęs bučiuoji šunį. Vaikas besipildančioje vonioje guli tuo metu. Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinas laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg maisto, bet to pačiu ir šiukšlių kvapas grįžtantis į tavo nosį, kai įžengia į sovietinio daugiabučių laiptinę. Taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta tiesiai į ZIP FM studiją. Galvoju, užsieniečių rajoną. Kokį užsieniečių rajoną? Nu, norėjau konkretesnį kokį pasakyti. Ai, supratau. Maisto ir šiukšlių. Bet žinai, tas būna, kur tipo atsidarai, kadukas suvedė, atsidarai. Koks ką tik kaduko garsas? Tik toks ir būna. Ne? Bet tik anočio garsas yra. Aš nesakau, kad nebūna tokių kodukų, bet, tipo... Pas mane taip yra. Toks yra. Ir tipo, tu eini, tu užuodį, kad kažkas nužiauri gerus kotletus padarė, bet ir kad kažkas arba mirė, arba toj mirsta į laiptinį. Kad mirė darydamas tas afigenus kotletus. Toksai. Linksmėjai kalnelį, žinai, kvapų toks yra. Jo, čia. Kur aš kol kilu iki 8 aukšto, aš ten pragyvenu paleolitą, tipo, visas tektoninis sluoksnis jau prakilo iš naftos. Tai va. Okay, čia kaip tas, kur kalbėjom jau ne kartą, kad tie lievi oro gaivikliai, kur dabar mano tulikas kvepia citrinom ir šūdais. Tai kur neužmaskuoja vienas kitų, tiesiog pakomplimentuoja. Kur oro gaiviklis po manęs tulikė yra kaip pipirmėtė ir cinamonas. Žinai, toks ne. Jie nėra, kad jeigu tu į karštą vyną įmesi cinamoną, nepasidarys viskas cinamono, bus karštas vynas ir cinamonas. Tai vat jeigu aš karšto vyno pavarau į šitą, bent jau spalva ir temperatūra tokia pati būna visada, tai papurškus citrininio. Irgi vieną padelį užtenka, ne, kad apsineštum. Hashtag jaukumas. Jo, negaliu atidaryti klozeto nuleidinėti, nes apsvaigstu iš karto. Tai va. Ai, šiandien buvau Magda ir tu kada paskutinį kartą ne iš šono važiavai pro Magdą, bet viduj Magda buvai. Vakar buvai? Išlipau ir nusipirkau ir tada važiavau namo. Supratau. Pastebėjai, kad dabar nebėra reikalo niekur kitur eiti, nes jau tau prie stalo atneša dalykus. Tipo, tu pasiemi numeriuką ir tau atneša ant stalo ir tipo, serė, prašau jūsų cheeseburgeris. Makę nebevalgau, nes aš valgau namie, nes man gėda yra. Dėl kiekio ar dėl... Šiaip ne, tiesiog mane džedžina žmonės, kurie patys sėdi makę. Tu lygiai, ta prasme, mes sėdėm skęstančiai valtį ir tu pažiūrėkis tai skęstančiai valtį. Ne, sen mes kartu tam pačiam esam dalyką. Tai gal tu esi vienas iš tų, kur su to cheeseburgerio poperiuku tiesiog malai, žinai, zuba visą. Ne, aš dabar labai džiaugiuosi, kad man nereikia, jeigu aš varau į tiesiai į vidų. Okay. Čia kaip aš pasakyčiau, žinai, kai privarai mėsos į daržovę ir tu dabar spėk, ar aš apie maistą šneku, ar apie kažką kitą. Nu, ar su močiute geras vakaras buvo? Kaip tau neatsibosta šitie? That's what she said. Iš tokiais žiauriai negražiais papais, tokiais, žinai, kur gali sakyti, į viršų ir į apačią žiūri, tokie, žinai, kur daro, nežinau, kaip šitą Johnny Bravo tą šokį, žinai, nesvarbu. Dziudo šmaukštelis. Tai va, šitą
ten dabar yra tokie aparatai, Kareivio gatvės McDonald's. Visose yra. Nu tai va, tai ir man nereikia garsiai, aš tiesiog uždengiu su striukę kaip bankomatą, kai močiutė renka kodą, suspaudžiu, labai greit spaudinėjau, niekur reikia vaikam aukot. Nes man su savo širdies būklė toj pačiam reikės to aparato ir suspaudau savo ir tada. Bet jau turi tą išmokęs, tu vis laik tą patį, nevarai dalyką. Taip, seniukai, aš kaip senas vargonininkas tiesiog tokį vieną akordą dedu dviem rankom, dviem aukštais. Ne, ačiū, taip. Ir toksai būna žinau, kur pomidorai išimti jau toks. Jo, Klaimas jaučiu vienintelis yra žmogus, kuris nuvaro į McDonald'ą ir jam kažkas, tipo, ne tai, kad netinka, bet jis nori labai specifiškai. Galima man Big Mac'ą be salotų, be svogūnų, be padažo, 2 paplotėlius ir kad viršutinė bandelė, kuri turėtų būti viršui, jinai būtų apačioj. O ta, kur būtų viršui, būtų perpjauta. Ir 4 gretininis padažas. Jo. Rimtai, man yra, aš galiu paaiškinti savo racioną. Tai yra... Tu gal toj skaičiuokliai susiskaičiavęs maždaug, kaip viskas būtų sveika, žinai. Ne. Čia, kem 5% angliavandenių, tada... Ne, tai aš perku Big Tasty su šoninė, be pomidoro, didelį kompleksą su Cola Zero ir paprastom bulvytėm, 2 mėsainį su sūriu, 6 nuggetsus su majoneziniu padažu ir dar 6 tokius pačius padažus, nes man labai jis patinka ir aš šiaip valgau. Kaip Pas mane šalituvai yra gal 4 tie padažai ir aš tiesiog, senė, aš galiu atsisės su šaukštu įvalgyti. Ten aš nežinau, ką jūs McDonald'ai, gal tu dedi koksą į savo šitą majonezą, aš nežinau. Bet jeigu dedi, tai pakel kainą. Bet dėkit toliau ir aš apsilankysiu visada. Supratau, gerai, pradėjom Laidžikienam. Šiandien ketvirtadienis, paskutinę laidą, tai tikrai padarom gerą, ne? Jo, taip pat per Užpildyk skylę padovanosiu dar kažkam iš jūsų 2 bilietus į klojimo seansą su Martynu Starkumi ir tai padarysime šiek tiek vėliau. Taip, mūsų laidų įrašai YouTube ir Mixcloud'e rašot Vaidas ir Klojimas ir klausot jau 130 laidų. Jeigu būtume kurti radio DJ, ar manai, kad tai būtų progressive? Ta prasme, tikrai dabar, kad negirdi mūsų kurčių žmogus ir nepasipiktins. Aš nežinau, kaip skambučiai vyktų. Toksai labai keistai praloštum prizus. Tai sėdėtų vienas bičias, kuris klausytų ir mums šalia Rakama Kafo verstų, kas vyksta. Dar algą dalintume mes ant 4 žmonių. Nu, 3 būtume. O tai kas dar šuo, kad matytum? Šuo, kuris atveda tave, žinai. Šuo, girdintysis šuo. Gerai, 852411010. Jeigu norit ZipFM prizų, paskambinkit mum. Gausit labai gerų prizų. Antraščių žaidimas, tai Klojimas jums paskaitys 2 antraštės, vieną tikrai, kitą ne. Atsakysit, kurie laimėsit. Nu, davai. Sveiki, kas priskambino? Šarūnas. Kaip tu laikais, Šarūnai? Normaliai. Nu, gerai tada. Žiūrėk, vyras daręs eksperimentą, jog kalėjime geriau gyventi nei laisvėje, laukia elektros kėdės, ar... Žinai, tai žmonės, kur daro eksperimentus. Ar aš pasėsiu į kalėjimą ir parodysiu, kad man yra geriau už mokesčių mokėtų pinigus gyventi. Tai toks bičias laukia elektros kėdės. Ar pas žmogžudystės bylą narpliojantį teisėją 2 kartus atvestas ne tas žmogus? Antras. Antras tikras? Jo. Ir taip. Sveikinu, pataikiai. Čia jau toks biški gana nesudėtinga turbūt padariau, ne, Vaidutė? Da, aš taip būčiau pirmas, sakys, nes aš autizmą turiu. Tai... Nu, supratau. Gerai, Šaras. Sveikinam tave, tau keliauja prizas. Kim. Ačiū. Nu, supratau. Sveikata. Pirmasis robotas skambinantis į eterį išbandytas. Nu, tai mistaken identity to blame for wrong man brought into court for murder sentence. Again, po daug taškė parašyta. Again. Jo, bet jeigu tave ne pirmą kartą kaip ne tą žmogų atveda, tai tu jau turi sėdėti kalėjime. Jeigu tu turi žmogžudžio veidą, tu turi sėdėti, žinai, kalėjime. Nebūtinai veidą gali žmogžudžio turėti, žinai. O kas dar gali būti žmogžudžio? Aš labai abejoju šitų dalykų, kad, tipo, į tai pasižiūri, nu kaip žmogžudys atrodo, tai ateik pas mane. Ir tu vizitką duoda, žinai. Man visą laiką, aš labai mėgstu tokius dalykus savo filmuose ir He kitur. looks a bit rapey. Tipo, apklausinėkim.
Niekas nėra tai pasakęs gyvenime. Aš manau, kad tikrai kas nors pasižiūrėjo, sako, davai šitą bičią dabar pateizinam, nes jeigu jis ir neišprievartaus, nieko jis atrodo kaip kažką tai išprievartaus. Ir žinai, aš ramiau mėgosiu, jeigu jis dabar, jeigu jam iškeps makaulę. Mane visą laiką erzina tas pseudomokslas, nežinau, pataisykit mane, jeigu, bet čia tas pas man kaip tos virbulės. Tie visi, kur iš rašto ir iš ausų nusprendžia, ar tu prievartautojas ar ne, žinai, tie veidotyra, visi šitie dalykai, kur, nu nežinau, neatrodau, kad daug domėčiaus, bet biški domėjaus ir tai realiai nieks nėra iki galo įrodyta. Kaip ten Hebra, pavyzdžiui, rašo ir iš rašto gali nustatyti asmenybę. Tu iš rašto gali nustatyti daug dalykų, bet tikrai negali nustatyti... Ar žmogus moka rašyti. Taip, bet ir ten daugybė visokiausių gali būti kažkoks tai sutrikimas, žmogaus rašte matytis dar kažkas, bet tikrai ne ar jisai pagrobęs nepriklausomybės deklaraciją, žinai, štatų. Tai va, ir mums būdavo psichologijos pamokos mokykloje. Pas mus buvo viena pasirinkimo, būdavo filosofija arba psichologija. Aha. Ir aš rinkdavau psichologiją ir ten mums pasakodavo visą laiką mokytoja, kad jinai vieną kartą pamatė vaiką, pas kurį buvo nykščiai kažkokie tai ten nelygus. Ir taip, va tai va, žmogus šitą sėdė. Ir sako, žmogžudys paaiškėjo, sakau, kuris čia, nes, Lietuvoje žmogžudžių, manau, galima tikrai, surasti. Ne, ten jis sėdi dabar, tai gerai, tai straipsnai kažką ištraukti, ne, viskas gerai. Jau skambučio garsą telefonį įjungis, jau viskas, Hebra, eikit, davai. Pas mus, nežinau, paskui buvo biologijos mokytoja, kuri visą laiką dar mygtukinį tą turėjo telefoną ir jin visą laiką rašinėdavo su to garsu. Mes taip rašom kontrolinį. Taip. Žinutės. Seni žmonės... Su bernu varys, kas tavo, tu gal nori pažiūrėti, ar aš nenusirašinėjau. Jo, vyresni žmonės visiškai nemoka telefonoje susitvarkyti, kad neskambėtų klaviatūra, kad nebūtų tai garsiai. Čia panašiai kaip mama planšetę dabar įstaisė, ten prieš metus gal. Ir... Vaidai, žinau, grįšiu, man ten perinstaluot reikia. Planšetę perinstaluot. Is this a thing, aš toksai, žinai? Žiūrėk, va man meta šito. Aha, o mėginai OK spaust. Nu, ne. Tai paspaust tą, kur OK parašyta. Paspaudė. Susitvarkė. Be reikalo 2 mėnesius nesinaudojau, žinai. Žinai, kas yra? Bent jau mano šeimoje šitas dalykas labai yra. Ir šitą dalyką išrišo mano draugė. Genai neįvairūs. Ar kas? Dviženkliai. Šitą, kur visi panašus, žinai, kur jau nuo ne tai, kad pirmi du, jo, aš žinau vieną šeimą žmonių, kur facewappint gali tas pats žmogus. Kur vyras ir žmona, abu super negražus, bet tas vienodas negražumas tokia yra, kur atrodo dar vidury galvos vyris yra, žinai, tokie, kur linksta stalčius į priekį. Tai aš nemoku paaiškinti, bet tokie būna kaip pupelė, tokie palinkęs į žinai, pusmenolio mordą, kur stalčius labiau į priekį ir kakta biškai į priekį. Ir galėtum žmogui persiką įdėti vidurį veidą ir laikytusi. Žinai, kaip rampo į vidų, net neužvertusi viršų pilnai galvos. Į ką darėjai pasakyti? Palauk, žiūri negražų žmonės. Ir jų vaikai? Vaikai, palauk, o dar prieš tai kažką sakiau. Mes sakėm, kad visi vienodi būna šeimoje. Taip. Nu, tipo, kad facewappint gali ir lygiai tas pats. Ai, ką norėjau sakyti. Nu, bet čia šiaip, sakau, žmonės, kurie, pavyzdžiui, močiutės, seneliai, bent jau išrišau kodą, kad, pavyzdžiui, mano močiutė, mano senelis, jie turi elektronikos visokios irgi, ten senelis turi planšetą, močiutė turi laptopą, ten telefoną, planšetą, visus tos dalykus. Ir visą laiką paskambina pasakyti, o ten man kažkas tai. Tai sakau, tai gali taip sutvarkyti, nu man čia nesigauna. Bet aš pažiūrėjau, kad jie yra hitri, jie viską supranta, čia yra tam, kad tu aplankytum dažniau. Kad atvarytum ir pažiūrėtum. Taip, ir aš ateinu pas senelį ir ten visiškai nesąmonė. Aš žinau, kad mano senelis yra imlus, jeigu jis moka pornuchą susirasti, parašyti ženšin iš balšom, bet lietuviškom raidėm balsoj. Siskomi. Tai gali tikrai ir šitas susirasti, bet čia yra... Tai va. Supratom. Grįžtam su savais dalykais ir turim kažkokį nutikimą. Yra nutikimas pas mumis laidoj. Tuoj pažiūrėsiu, kas čia. Ir vieną sakinį pasakė ir gerai, ačiū. Evening Standard
Čia rašo toks yra portalas. Čia galvoju, portalas. Ne pana, kurią kvieties pas save. Tai yra, žodžiu, straipsnis vadinasi Little Boy Steals the Show from Pope Francis on Stage at the Vatican. Tai reiškia, vaikai užbėgo ant scenos Vatikane. Bet iš antraštės toksai jau gali pagauti Steals the Show. Aš netikiu šitais. Niekada šitais dalykais, kad užbėga vaikas. Ne, kad vaikai užbėga ant scenos pas popiežių taip lengvai Vatikane. Kai vyksta popiežiaus ten kalba, kažkoks laiminimas ir vaikai tiesiog praslysta, žinai, iš kurie ten iš Olandijos vežasi apsauginius, kurie su kartim jie tą vaiką ant iešmo pasmeigtų. Tu suvoki, kad nėra būdo. Jeigu prabėgtų pro tave, jo ietis yra dar tokia ilga, kad jis dar kaip su šakutė šitos ryžius tave surinkti. Kaip agurko grįžinėlius nuo lėkštės. Matai, žeklojimai, yra vienas dalykas, tu galvoji, kad jie iš publikos atbėga, bet jie iš backstage'o gal atbėga. Grupys. Su popiežiaus turo maikė, tokie, žinai, kur be kelnyčių, bet su maikė uždengia dar, špeliuką. Į nominiai patrai. Ir bėga jau vaikas. Su datom, žinai, ant nugaros, kur aplankęs, kur neaplankęs varšą. Kiek jau vaikų? Ką? Apie ką nors gal linksmesnę pašnekėk. Čia nelinksma tau visiškai, nes tiesiog man yra tos visą laiką gražiosios istorijos, kad vaikai užbėga ant scenos. Ir man yra, aš tikrai netikiu. Aš lygiai taip pat tikiu šitais, kaip kad Beyoncé eina ant scenos ir dainuoja kažkokią labai sudėtingą partiją. Yeah, the one I love! Šitą. Ir staiga nuleidžia mikrofoną ir visiškai on pitch, idealiai fanas prie scenos, kuris kaip tyčia dar turi aklą dukrą ant rankų pasiėmęs ir ten visą inspirational story. Arba tie, kur atvaro į talentų visus tuos konkursus ir, tik kiek laiko dainuoja. Kai garažį po mašiną būna palindęs tą dainuoju, o tai... Ave Marija! Ir taip, nieks nežino, kad aš dainuoju. Okay. Bet kuris žmogus, kuris bent kiek moka dainuoti, visi žino, kad jis bent kiek moka dainuoti. Taip. Ir čia tikrai yra, jeigu gerai, Amerika aš suprantu. Jungtinės Amerikos valstijos kokius 12, bent 5 sezonai galėjo būti tokių žmonių. Bet Lietuvoj, čia kai slaptai ištrauktas berniukas iš konteinerio, ištraukus jam negyvą žiurkę iš gerklės, paaiškėjo, kad jisai... Ta viena styga, yra su savo viena balso styga yra tobulas falcetas. Žinai? Ja, kažkada buvo vienas iš tų ten dainų konkursų ir pas sesę, kai buvau. Ir tiesiog grojo televizorius, aš jau kaip seni žmonės, šneku. Žinai, ateina traukinys. Dėžė kalba. Ateina traukinys, Ir vyksta kažkoks vienas iš tų dainininkų konkursų ir visi klausos. O čia šiandien kaip netaip padnau ir aš toksai, žinai, tą man susirauks veidą, kad nepataiko čia. Aš nemoku dainuoti, bet aš, kai girdžiu, kai kažkas biški netaip, aš galiu pasakyti, kad netaip yra. Taip. Nes aš turiu muzikinį išsilavinimą šiaip. Ir labai keista. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Šitą labai, nežinau, visišką klasiką kino, kadangi ketvirtadienis. Krikštatėvis, žiūrėk. Visiškai pritariu, tai pirmas. Aš Krikštatėvį tarp kitko neseniai visai pasižiūrėjau, buvau nematęs. Kas sakė, kad ten geriausias dalykas gyvenime. Nuo pjaustytos duonos laikų yra nuo raikyto batono. Taip, ne? Aš galiu prisipažinti, nematęs. Aš taip žiūrėjau ir taip įsijaučiu. Ir gyvenime Krikštatėvį nematęs. Jo, ir šito. Ir filmą. Aš gyvenime daugiau Krikštatėvį buvau matęs per daug negu... Daugiau liejo skyšio manęs Krikštatėvis negu... Pravirkai netgi, ne per Krikštatėvį. Daugiau su baltom drobulėm mane laikė negu... Per Krikštatėvį pravirkai. Tai nei vienos minutės neįdomios nebuvo. Kas yra nureta. Ir su tuo, patikėk tu manim, seniai. Esi kad nors nuogas puzlė rinkės. Ant rasos. Rasai iškritus. Yra salą gerdamas. Ne, kalbu apie klasiką, apie tai, kad tai yra, bent jau nemažai žmonių matytas filmas, tačiau labai norėčiau, kad pamatytų tie, kas nematė. Tai yra 2008 metų filmas Clinto Eastwoodo režisuotas. Clintas Eastwoodas, tai mūsų kaubojus. Gran Torino? Taip. Tai yra Gran Torino, tai yra drama.
Filmas 2 valandų, aš manau, kad tai yra idealus ilgis filmai. Ejau! Johnny Sins. Ejau! Kodėl? Nes 90 minučių, gerai, komedija gal, bet drama, aš manau, jeigu filme yra daugiau dėmenų, manau, kad 2 valandos yra idealus ilgis. Ir labai trumpai, Korėjos kariavęs veteranas Waltas Kovalskis yra sugyžęs senas dėdas, kuris palaidojo savo žmoną. Jis realiai savį ten vaidina. Taip, Eastwoodas save tenais vaidina ir jisai gyvena savo namuose ir turi labai gražų 72 metų Gran Torino automobilį savo galinėme kieme ir palaidojo savo žmoną, ir, kaip žinot, daugelis senų žmonių ir sėdi savo tiesiog priekinėme etape Porsche vadinamąją. Ir šalia jo atsikrausto korėjiečių šeimyną, kurie jiems, jeigu neklystu, tai korėjiečiai, bet likais ne tenais, jie ne korėjiečiai. Aš dabar supratau, kad aš nelabai atsimenu filmą ir tikrai reiks pažiūrėti. Tai yra, bet aš galiu dabar, kad aš dabar maišau jų, bet tai yra tikrai Asian family, kurie, žodžiu, atvyksta ir jam yra visi jie vienodi, nes jisai iš karo, žodžiu, parsinešęs visokiausių ir vidinių, ir išorinių žaizdų. Ir taip jau gaunasi, aš dar čia pasakoju pirmas 10 minučių filmo, tai tik premiesą papasakoju, ten daugiau vyksta dalykų. Ir jisai visai nepasitikė ta šeimyna ir vyrukas, šeimos sūnus, nusprendžia pabandyti pavogti jo tą mašiną, nes jį pradeda gaujos spausti, jisai pagauna jį ir šeima, būdama labai garbinga, tokia turinti, žodžiu, tą Asian Pride, jie liepia tam sūnui dirbti pas tą senį ir ten pjaustyti žolę, žodžiu, dažyti sienas ir visus kitus dalykus, ir automatiškai atsiranda kažkoks tai bendravimas ir kiti dalykai. Ir mes turime jaunuolį, kuris yra labai žodžiu, neaugantis su kažkokiu geru pavyzdžiu ir senį, kuris yra užkietėjęs rasistas ir visą kitą, ir kaip du žmonės storžievis ir gyvena šalia vienas kito ir aplink visą tą automobilį sukasi visas jų kartu gyvenimas. Aš matęs šitą filmą, bet visiškai neatsimenu. Ir jeigu jūs irgi gal kažkada senai matėt, arba iš vis nematėt šitą filmą, tikrai verta pamatyti ir jau už keletą minučių rasite nuorodą į šitą filmą, jeigu patys nesrandat mūsų Discord'e. Ir kaip vis laik sakau, jeigu dar nesat mūsų Discord'e, parašykit mums į mūsų Facebook'o puslapį Vaidas ir Klimas ir mes jums numesim nuorodą į tenais. Gerai, prieš pradedant šitą dalyką pasakysiu, kad jau dabar galite maigyti telefono numerį 854-11010, nes Klojimas jums turi žiauriai nuostabų prizą žaidime Užpildyk skylę. Taip. Gerai, paskutiniai 2 bilietai, kuriuos padovanosiu šiandien į Klojimo seansą, kuris vyks rytoj 19 val. Multikino centre. Vilniuje, ne Varšuvoje. Taip, Vilniuje. Ir tenais mes žiūrėsime filmą Mulai, kurį sukūrė, režisavo Martynas Starkus. Su Starkumi. Pažiūrėsim filmą ir po jo iš karto vyks diskusija su pačiu Martynu Starkumi, kuris papasakos būtent apie filmą ir kaip kūrė ir kaip keliavo į Pietų Ameriką bendrauti su lietuviais nešusiais narkotikus ir buvusiais pagautais ir sėdžiačiais dabar už tai kalėjime. Pasikalbam ir kažkam iš jūsų padovanosim. Sveiki, kas priskambina? Sveiki, Marčius. Gerai, Marčiau, tai iš Vilnių? Į Vilnių bus penktadienį. Taip, aš iš Vilnius. Super. Tai žiūrėk, šiandien pasikalbėsim apie socialinę mediją ir kaip žmonės nemoka ją naudotis. Ir bus 2 apie politikus ir 1 apie žvaigždę, žodžiu, kaip žmonės susimovė socialiniai medijai. Jo, JAV prezidento rinkimų metu išgarsėjęs politikas Ted Cruz yra tikras nelaimėlis. Žmonės internete apie jį ėmė skleisti žinias, jog jis yra Zodiako žudikas. Pasirodo, bičas jį panašus. Taip pat lyginti su Kevinu iš Ofisu ir galų gale šis. Facebook'e parašė postą apie branduolinį ginklą slepiamą Teksase, kuris turėjo būti e-mailas. B. Twitteryje palaikino porno gifą. Ar C. Live transliavo savo veidą, kol gulėjo lovoje. C. Manai C, gerai. Trumpo atstovas spaudai Sean Spencer netyčia A. Patweetino savo slaptažodį. B. Patweetino Mantas Mandarinas jau atsibodo. Ar C. Patweetino savo nuogo fotkę. Savo slaptažodį. Kuris? Slaptažodį. Gerai. Ir paskutinis garsusis dainininkas Pitbullis yra A. Paklaustas Twitter'e, koks norėtų būti šuo, atsakė Chihuahua ir tada patweetino pala. B. Paskelbė peticiją už naminių pitbulių užmigdymą. Ar C. Paskelbė konkursą, kuriame jam buvo renkamas naujas pseudonimas, laimėjo Plikas Pitbullis. Tebūnė vėl. Gerai. Kol kas sakau iki, tuoj sužinosi, ar laimėjai. Gerai? Čiau.
Kitas žmogus? Palaidžia. Nu, sakyk nuo 1 iki 10 skaičių. Ką, pasakysi? 3. Nu, 3. Sveiki, kas priskambino. Sveiki, Rokas. Gerai, Rokai. Tai... Vilnietis? Taip. Gerai. Taip. Kas, tu negirdi, kad aš Vilnietis. Čiaigo. Taigi, prezidento rinkimuose išgarsėjęs Ted Cruzas papaustino apie branduolinį ginklą, kas turėjo būti tweetą, kas turėjo būti mailas, palaikino porno gifą ar live transliavo savo veidą, kol gulėjo lovai. 3. Gerai. Trumpo atstovas spaudai Sean Spencer patweetino savo slaptažodį, patweetino Mantas Mandarinas atsibodo ar patweetino savo nuogo fotkę? 1. Gerai. Ir paskutinis garsusis dainininkas Pitbullis paklaustas, koks šuo norėtų būti, pasakė, kad norėtų būti Chihuahua. B. Pasiskelbė peticiją už naminių Pitbullių užmigdymą. Ar C. Paskelbė konkursą, kuriame buvo renkamas naujas pseudonimas ir laimėjo plikas Pitbullis. Blemba. 3. Gerai, pasižymėjom. Tuoj vyks jūsų kova, pasakysim rezultatus. Iki. Gerai, iki. Čiau. Kaip Statkevičius eterį. Nu, tu. Jo, šovė tais gerą. Šitą, aš galiu savo pasakyti ir po to pašnekėsim apie tikrus, ne? Aš sakau B, C, A. Aš nežinau, aš visus esu girdėjęs arba memus matęs labai panašius, arba girdėjęs, tipo, kad yra taip. Tai Ted Cruz yra žiauriai nelaimėlis. Jis yra vargšas. Apie jį kas antras Oniono straipsnis dar yra. Taip, jis yra vargšas visiškai. Ir kur prieina prie jo, atneša žmogus fotkę ir sako, are you the Zodiac Killer? Ir vienintelis žinomas fotorobotas žiauriai panašus ir jis tiesiog liūdnas toks įstovi. Tai jis yra palaikinęs porno gifą ir po to ta pati, tie patys vienas iš tų portalų, kur einate dažnai visi, featureino būtent to gifo video ir rašė Ted Cruz approves. Tipo geriausias video. Aš šitas memus atsimenu. Taip, tai buvo. Tada Sean Spenceris patweetino savo slaptažodį 2 kartus. Vedė į tweetą ir netyčia. Puberty. Ir tada Pitbullis pasakė, kad būtų Chihuahua, jeigu paklaustis, koks šuo būtų. Žiūrėjau, atspėjau. Taip. Tai laimėjo pirmasis Šaras, nes abu atsakėt po... Martynas, atsiprašau, nes atsakėt 2 teisingai ir prisiskambino pirmasis ir pavarė labai gerai. Supratau. Tai tuoj mes tau paskambinsim. Tu esi turėjęs kažkokį failą? Su socialinė medija. Apart pirmų 3 metų jos naudojimo savo... Nes ten aš įsijungiau, tai Nes dabar, mūsų Discordą labai mėgsta kažkaip deep webint mumis ir iškas dalykus, kurių mes gal nebelabai norim, kad matytų žmonės ir tipo išeina tais, kur pirmas pasirodymus ir aš su vandens buteliuku, bičiuliai, argi nejuokinga, žinai. Aktų salėj, kur dar rudenėlio šventas, tie sliekiukai nenuimti ir kaštonų priberta. Sliekiukai nenuimti? Nesigilin, gerai. Kas, kai Martynas, jo, tai toj paskambinsiu jam. Ir suradau dainą, kaip tik šnekėjai apie filmą. Oho. Ne? Tai galime ir šitos paklausyti. Aš neatsimenu, tu minėjai šitą dalyką ar ne, kad Flat Eartheriai dabar nori paneigti, jog nėra Australijos. Nėra Australijos? Jo, pagal juos, kad Australija... O kas tai yra? Nėra iš vis tos vietos, nes atseit Australija, pagal jų skaičiavimus, koks turi būti žemės plotas, Australija yra to vietai, nuo kur turėtų užsilenkti žemę. Ir Australija neegzistuoja iš tikrųjų ir visi tie atseit minėti kaliniai, kuriuos plukdino į Australiją iš Didžiosios Britanijos ir taip atsirado ten baltaodžių, tai jie atseit sako, tie visi yra nuskandinti vandenyno dugne ir Australija iš tikrųjų neegzistuoja ir tai yra NASO's sukurtas dalykas. Flat Earth Believers. Kiek tu atsto turi prisuostas būti? Prasme, kad tave veda prie tokių dalykų. Nes tos visos conspiracy theories, man visiškai... Ta prasme, aš kaip kažkiek išsilavinimo ragavę gerai. Aš kaip savišvietą užsiimant žmogus, ne iš anomalija LT puslapio, žinai. Man labai juokingi šitie dalykai, bet yra žmonės, kurios labai paveikia šitie. Taip. Kur, pavyzdžiui, neseniai, netgi atvažiuodamas, kai buvau troleibuse, skaičiau, kad dabar yra didžiausias
vėjaraupių, ne vėjaraupių, kažkokios ligos didžiausias židinys per 50 metų, nes visi pradeda nebeskėpyti. Grįžta vėl epidemija, jo, nes nuo kažkurių metų nebėra, nes dabar vėl tas prasidėjo dalykas ir kai sako, tai šitą vis pas mus tai nėra vėjaraupių, jau kiek 20 metų taip dėl skiepų. Bet, žodžiu, bet nespardykim šito avilio, nes čia to gausim. Man tai nesvarbu, aš galiu spardyti visą dieną šitą avilį. Davai. Tai va, tai, yra tas dalykas, kad, nes, iš tikrųjų yra noras nepasitikėti valstybę daugeliu atveju. Nėra Australijos, ne? Kas Eurovizijoje dalyvauja tada? Pam. Kur ti Britai? Gerai, mate. Norėtume Australiją nuvaryti? Jo, labai. Nes, ir tas pats Luisas, mūsų pažįstamas stand-uperis, irgi pasakojo, kad sako, ten nėra vien tik tai gyvatės ir vorai. Jeigu tu gyveni outback'e kažkur, tai jo, tu ten gali sutikti, bet jeigu tu gyveni kokiam Sidnėjui arba dar kažkur, tai ten kengūros nepamatysi vidury miesto šokinėjančius. Aš šią vasarą turėjau progos ne kartą pašnekėti su Australu, nes buvo jis čia atvažiavęs šefas ir kai aš jo pradedu klausinėti, tai krokodilus valgo, tada esi kengūros ragavęs ir jis toksai, mate. What's wrong with you, Mike? Tai va, kad viskas ten tikrai geriau negu pas manis viskas yra. Nes ten yra mažai pensininkų, nes visi miršta nuo odos vėžio. Kaip išsprendė visą problemą šitą. Man atrodo, trečdalis ar kažkiek susirga odos vėžių ten viskas gyvena. Ir ten yra vombatai. Vienas fainiausių gyvūnų pasaulyje. Tie, kur kvadračiukais? Taip, kur šika kvadratais ir yra realiai didelis žiurkėnas toksai, kur tu paėmė toksai. Žinai, dėl ko jie kvadračiukais? Čia dabar neseniai išsiaiškino šitą dalyką, neskaitai? Pas juos turbūt raumenis iš 4 pusių suspaudžia tą šūdą ir nukanda tiesiai. Ta prasme, kaip tu dar gali kvadratą iššikti? Ta prasme, vis tiek kažkoks turėtų būti privalumas šito dalyko. Tipo evoliucinis privalumas? Taip. Kompaktiškiau? Yra. Sukompaktina maistą gal? Ne, yra dėl to, kad jie dažnai gyvena kalnuotose vietovėse ir jie su savo išmatom žymi teritoriją ir jeigu tu nuo kalno rutulį paleidi, tai žinai, ir jis norėda belenkiai. Bet tai kaip tavo organizmas žino, kad tau reikia, kad tavo šūdas nenurėdėtų? Tai va čia yra evoliucija. Taip, bet evoliucija reaguoja į tavo kūną tiesiogiai. Ta prasme, ne tai, kad tu mėtėsi 2000 metų žmonės nuo kalno ir kitam vaikui jau pradės sparnai augti. Bet turiu omeny, pavyzdžiui, jeigu tu gyveni kažkokiai vietai, kur trūksta oro, tai tavo kūnas jaučia, kad tau trūksta oro. Kaip tavo kūnas jaučia, kad tavo šūdas rieda? Aš tą noriu pasakyti. Supranti, tai yra external dalykas. Žiūrėk, man paaiškink, kaip ta žuvis mąstė, kad reikia išlipti ir paragauti kitos žuvis. Yra žuvų, kurios šokinėja virš vandens, kurios šoka iš vandens į krantą gaudyti visokiausius vabzdžius, taip. Pavyzdžiui, vabzdžius yra žuvis, kurios šoka, spjauna į vabzdį ir pagauna. Ir tam yra tam nešoka, o spjauna. Ir spjauna ir pašoka, netgi yra žuvis skraiduolis. Irgi evoliucija čia yra, bet... Taip, tai žuvis reiškia kažkada pakilo į orą. Ta prasme, tavo kūnas tai jaučia, o tavo šūdas tai yra external iš tavo kūno. Ok, negalvoji kada nors, kad dar 2 pirštai galėtų būti ant rankos? Nes yra vietos. Tai yra ir 8 pirštam vietos. Vienas tarp nykščio ir... O tai kam tau dar 2 pirštai? Tau fleitą prailginti reikia? Aš tau veidą, kad galėčiau. Kaip tavo veidą, kai kažkas kamuolį paim. Fleitą per trumpą ir per mažai vienu metu gali teniso kamuoliukų laikyti? Visą palą. Kaip yra tas dalykas? Gerai, net nesigilins, nes čia užsidypins visiškai bus. Nesakau, nes man dabar tas vombatas šūdas, kad jisai, man čia toks yra, I call... Tryhardina. I call ironiškai vombat bullshit on that. Ne? Aš tai manau, kad yra ir keistesnių dalykų. Jo, aš manau, kad tai yra kūno kompaktinimas, tiesiog gal. Neįsivaizduoju. Bet neturėtų būti labai malonu Rubika kubika tokį... Yra 7% mano įmo į tūliką nėra malonių, kur yra... Kova? Visą laiką bifido, hebra, gelbėkit, nežinau, ką jūs ten darot su tais bifido, aš išgeriu tą, nei ten atsiranda šviečiantis skydas aplinkui mane, nei tėvas grįžo, nei nieks nepadėjo man gyvenime. Tai... Marsėti dar reiktų gal suvalgyti. Nesuvirškintų. Mano organizmas, pas mane skrandis skylė tiesiog yra, ne tai, kad skrandžio opo, tiesiog skylė, kur aš, pavyzdžiui, suvalgau
burgerį, bet viskas išeina kaip turi, bet bandelė nesuvirškinta. Tiesiog selektyviai. Žinai, kaip atrodo lininį maišą nešiau su anglim ir tiesiog kažkur yra praspirtas kampas, belių pragrauštas. Jaučiuos kaip pagalvės užvalkalas suskylę. Žinai, toks, kur kiši ir pirštas jau, va, žiūrėk, štai tau va toksai va. Grįžam ir kaip vis laik gale laidos turime Smooth transitions. Kai vis laik gale laidos šnekame apie kažkokias naujienas, kurios dažniausiai pasirodo, kad nėra tikros ir iš tikrųjų nereiktų spaudinėti. Ir mes apie jas pasvaikstam, tai ką šiandien turim, kolega. Jo, ieškojau fotkės ir pasirodo, jinai vis dėlto tikrai yra, bet apie Ku Klux Klaną, kur yra fotografija, kurie padovanojo juodaodžių porai radiją. Ir prie ko aš noriu prieiti su visu tuo dalyku, kad labai laukiu filmo, kuris išeis vadinasi Black Klansman. Ar žinai tokį? Negirdėjau. Aš nuo kino, žinai, atitrūkęs, aš apie kiną žinau tiek, kiek tu man pasakai. Tai išeis toj filmas Black Klansman, tikra istorija apie policininką, juodaodį, kuris kalbėjo su Ku Klux Klano tuo vyriausiųjų drakonu, Grand Dragon. Tas jų vyriausias šitas, jis vadinasi Dragon. Ir jis kalbėdavo su juo telefonu. Ir, žodžiu, jį įtikino, kad yra ten labai nekenčia ir, žodžiu, naudoja visus įmanomus žodžius. Ir čia tikra biografinė istorija. Ir po to galų gale, kad įvykdyti jau pagauti nusikaltimo vietoje tą Ku Klux Klano žmonės linčiuojančius ir atliekančius, žodžiu, hate crimes, nes tiesiog nepavyko kažkurio metu prisekti. Žino, kad jie rasistai, bet negalėjo pagauti jų kažką darančių. Ir išsiuntė kitą baltaodį policininką, kuris treniravosi kalbėti kaip tas juodaodis ir tada, žodžiu, visų to pokalbių klausė ir jie kaip partneriai darė tokius, kad vienas kalbėdavo telefonu, nes jis žiauriai iškalbus buvo, o tas baltaodis eidavo į susitikimus gyvai. Ir išeina Spike Lee režisuojamas ir dirbant kartu su šituo iš Key and Peele, Jordan Peele'u, kur Oscarą dabar neseniai gavo už Get Out filmas. Black Klansman vadinasi, tai labai laukiu iš tikrųjų šito. Seniai nebuvo dalyko, kad laukčiau kažkokį ir galvočiau, bet norėčiau pamatyti. Tai laukiu, labai bus įdomi istorija. Ir nuo radijos prie šito, dėl ko mes priėjom? Todėl, kad aš tą fotkę pamačiau ir visą laiką dabar tas Red Dead Redemption, kur, žodžiu, ten irgi gali Ku Klux Klaną sutikti, tai yra istorija, apie kurią labai mažai žinau, realiai normaliai kažko. Nes pas mus mažai vyko. Iš vis nelabai, turbūt mes Taip pat kaip amerikiečiai nelabai apie partizanus kažką daug žinos, žinai. Tas guerrilla dalykas, tai visam pasaulyje yra, partizan, žmonės, kurie miškuose slepias, kad kažką daryti, tai yra daug kur. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje tai yra ten. Tas su trimiksais gėrimus, kur verda. Yra posmus su kastuvu nuo kelio jamo. O tu žinai, kodėl 3-6 ant tos bankės yra? Nes 3 laipsnių? Ne, aš pradžių galvojau, kad degančius dalykus taip žymė, bet pasirodo, tai rodo, kiek kartų distiliuotas daiktas. Tipo, kiek kartų per koinę su smėliu bulvės prakaitas pravarytas, reiškia šitas. Su dumblu nata. Tai va, o ta fotografija yra tikra, nes čia sklandė ir buvo manoma, kad čia yra kažkoks tai netikras dalykas, bet yra fotografija, kur Ku Klux Klanas padovanojo radiją per kalėdas šeimai. O kada iš vis vyko tas dalykas? Ku Klux Klanas, kaip aš jau galėjau nufotkinti, kaip jie kažką daro, ar dar negalėjau? Jie truko labai ilgai ir dar, ta prasme, tų drakonų dar dabar yra. Tas Grand Dragon. Bet kada buvo tas pats pagrindinis jų? Sunkus klausimas. Aš manau, kad kažkas apie kokius gal, jeigu neklystu, kokius 50-us. 900. Taip, aš manau, kad čia buvo tas didysis, nes tuo metu prasidėjo... Kodėl aš galvoju, kad daug... Tai vat gali būt, kad ir anksčiau, bet bent jau... Realiai, kai civiliniai karai buvo, aš manau, kad tada jie buvo. Tai Red Dead Redemption, karietus dar važinėja ir ten jau yra. Tai aš apie tą ir šneku. Tai nežinau, aš realiai, sakau, aš spėlioju, nes tik dėl to, kad aš labiausiai žinau iš tų laikų juos, nes buvo, pradedama po truputį judėti link geresnio pasaulio ir... Ant kiek yra keista, kad mes daug dalykų žaidimų žinom. Taip, ir aš tai labai džiaugiuosi. Kur, pavyzdžiui, mes galim pasakyti, kiek įėjimų Paryžiaus katedroje yra ir pro kokį langą gali. Nes esi lipęs ant stogo, ne? Ir su flashbangai metęs per Assassin's Creed'ą. Ką, gerai, viskas, ne? Taip. Pašnekėjom, paplepėjom, visą savaitę savo uždarom. Kaip vis laik primenam, mūsų laidų įrašų galite klausyti YouTube ir Mixcloud platformose. Įrašot Vaidas ir Kliumas ir klausot, o su jumis girdėsim
Jau pirmadienį, 19 val. Iki. Iki. Ta valanda. Iki. Iki. Ta valanda.